Bendravimas virtualiai veikia žmonių psichiką ir lemia charakterių formavimąsi. Vidutinis vaikų amžius, kurie pradeda naudotis internetu, yra 8 metai. Kas trečias vaikas Lietuvoje pažintis užmezga internetu. Šiuo metu Lietuvoje yra daugiau negu 1 milijonas Facebook vartotojų, iš kurių apie 25% yra 13–18 metų paaugliai. Dažnai šioje vartotojų grupėje yra jaunesnių vaikų, kurie nurodo melagingą savo amžių. Kas antras vaikas nėra realiai matęs žmogaus, su kuriuo bendrauja internete. Kas ketvirtas vaikas eina susitikti su internetiniais draugais. Dažnai virtualios pažintys nuvilia, nes žvelgiant į nuotraukas ir bendraujant virtualiai susidaromas nuo realybės nutolęs vaizdinys. Asmenys gali manyti žinantys, su kuo bendrauja internete, tačiau visiškai nenutuokia apie tikrąsias jų savybes ir ketinimus. Virtualieji pašnekovai gali sau leisti meluoti arba nuslėpti tam tikrą informaciją apie save. Virtuali erdvė gali būti itin patraukli vaikams, nes jie pasijaučia laisvi, nekontroliuojami. Tačiau jų naivus požiūris ir neatsargumas internete gali tapti pavojaus priežastimi. Kas 9 anketa socialinėme tinkle Facebook yra netikra. Ar tu tikrai žinai, su kuo bendrauji internete?